Kviečiame pasiklausyti audio knygą Dvasingumas 101. Autorius Sadguru Šri Madhusudana Sai. Išleido viešoji įstaiga Sai Prema. Autorių teisės priklauso leidyklai Šri Satya Sai Premamruta Prakashana. 2025 metai. Visos teisės saugomos. Sadguru Šri Madhusudana Sai vadovauja meilės ir tarnystės misijai, kurią pradėjo Šri Satya Sai Baba. Eidamas Babos savo guru ir Dievo pėdomis, Šri Madhusudana Sai tęsė jo misiją, kurdamas ir įgyvendindamas įvairius humanitarinės pagalbos projektus 30 šalių. Nuo 2011 metų jis vadovauja atsidavusiems savanoriams ir pasišventusiems žmonėms, kurie visame pasaulyje steigia aukščiausios klasės švietimo, sveikatos priežiūros, maitinimo ir dvasingumo institucijas. Vykdomų tarnystės projektų mastas nepaliaujamai auga. Šri Madhusudana Sai gyvenimas iš tiesų atspindi Sai Babos meilės ir tarnystės žinią, nes dėl šios labdaringos geradariškos veiklos kasdien nušvinta daugybės žmonių gyvenimai. Įvadas. Kodėl parašyta ši knyga? Kai pirmasis žmogus atmerkė akis ir susižavėjęs ėmė dairytis po nuostabų ir kruopščiai sukurtą pasaulį, jam kilo klausimas, kas visą tai sukūrė? Taip prasidėjo didžiausias jo kelionės nuotykis, ieškant atsakymų į daugybę kitų vėliau kilusių klausimų. Kas aš esu? Kas yra gyvenimas? Kas nutinka po mirties? Kodėl šalia džiaugsmo yra ir kančia? Kodėl negaliu visada būti laimingas? Iš kur kyla baimė? Kaip pasiekti nuolatinę ramybę? Ir taip toliau. Neradęs tenkinančių atsakymų išorėje, jis atsigręžė į savo vidų ir giliausiose jo vidinės savasties kertelėse atsakymai nušvito kaip intuicija, atskleisdami visos kūrinijos paslaptis. Taip ieškotojo viduje gimė regėtojas. Vėliau ši tiesa vien iš užuojautos buvo perduota tiems, kurie vis dar klaidžiojo apgailėtinoje neišmanimo tamsoje, ir taip regėtojo viduje užgimė mokytojas. Žinias ieškotojams mokytojas perduodavo kartais per regėjimus, kartais mintimis, kartais žodžiais ir galiausiai per įvairiomis kalbomis užrašytus šventraščius. Visa tai tapo visos kolektyvinės išminties, kurią žmogus sukaupė per šimtmečius trukusią kelionę į vidų lobynu. Tačiau aukščiausios išminties paaiškinti neįmanoma. Ja reikia patirti tik pačiam nepaliaujamai ieškant tiesos. Geriausi dvasinio ieškotojo palydovai kelionėje iš netiesos į tiesą, iš tamsos į šviesą ir iš mirties į nemirtingumą, tai jo klausimai, į kuriuos jis turi rasti atsakymus savo viduje. Žmogaus socialiniai, moksliniai ar dvasiniai evoliucijai labai svarbu, kad jis keltų klausimus. Ši knyga tai rinkinys klausimų, kuriuos man uždavė įvairių šalių jauni ir seni dvasiniai ieškotojai. Įvairiausiuose susitikimuose klausimai dažnai kartojosi ir tai natūralu, nes visų žmonių tiesos paieškos yra vienodos, nepriklausomai nuo jų kalbos, religijos ar tautybės. Todėl buvo geriausia klausimus ir atsakymus surinkti vienoje vietoje, kad būtų galima juos perduoti ateities kartoms. Taip atsirado knyga Dvasingumas 101. Tai greitasis dvasingumo kursas, kuriame atsakoma į 101 dažniausiai užduodamą klausimą įvairiomis temomis, nuo Dievo ir religijos iki karmos ir likimo, nuo proto ir materijos iki individualios sielos ir aukščiausios savasties.
Tikiuosi, kad šie klausimai sulauks atgarsio tarp dvasinių ieškotojų ir skaitytojų, o atsakymai ne tik išsklaidys jų abejones, bet kas yra svarbiausia, įkvėps tyrinėti, apmąstyti ir tiesą patirti savyje. Šią knygą kaip dėkingumo auką dedu prie Guru Nam Guru, mokytojų mokytojo, Bhagavano Šri Satjo Sai Babos pėdų. Šrimadu Sudana Sai.